Sveiki, šiandien pasidalinsiu nauju įrankiu Photoshop'e, kuris supaprastins retušavimo procesus. Labai svarbu, norint šį įrankį naudoti, tai turėti ne senesnę kaip 25.1 Photoshop'o versiją. Norint sužinoti savo Photoshop'o turimos versijos numerį, tą galite tiesiog padaryti nuėję į Creative Cloud aplikaciją, paspaust apps ir paspausti updates ir matysite savo Photoshop'o versiją ir kaip ir minėjau, jinai turėtų būti ne mažesnė negu 2.5.1. Tai atsidarius nuotrauką Photoshop'e, norint panaikinti šiuo atveju šį medį, iš tiesų dabar yra labai lengvas būdas su nauju įrankiu, bet visų pirma, tai visada rekomenduoju, kai darant retušą pasidaryti naują sluoksnį, tam, kad jeigu kažkokie bus poreikiai jį kažkiek pakoreguoti, tai yra daug geriau, kai yra atskiras sluoksnis, taip daug lengviau galima išsisukti. Tada pasirinkę įrankį, kurį rasite žemiau pipetės išsiskleidus, turite pasirinkti šį naują įrankį Remove Tool, kur yra toks kaip pleistriukas ir pora žvaigždučių. Ir šio įrankio yra labai paprasti nustatymai. Rekomenduoju būtinai uždėti varnelę Sample All Layers, tam, kad galėtume dirbti su jūsų iškviestu naujų sluoksniu, bei čia tiesiog nusistatom teptuko dydį, kadangi aš dirbsiu su šiuo medžiu, tai aš atitinkamai pasidarysiu daug didesnį dydį, kad patogu man būtų jį užtušuoti ir tiesiog paimu ir užpiešiu vietas, kurias noriu, jog pašalintų. Stengiuosi, aišku, piešti ir neužeiti ant nereikalingų zonų. Palaukiu šiek tiek laiko. Šitas įrankis, jisai paremtas dirbtinio intelektu ir jisai skanuoja aplinką ir atitinkamai bando pašalinti taip objektus, kad nesijaustų, jog buvo daromas retušas, atkurti tekstūrą ir išlaikyti vientisumą. Va, viskas dingo. Dar papildomai, aišku, galima išretušuoti likusias vietas. Ir visas retušas, aišku, mes padarėm šiam papildomam sluoksnį, tai galim pasižiūrėti, kaip buvo prieš ir po. Tai šis įrankis yra iš tiesų labai geras, tuo, kad jisai tikrai gali daugumoje vietų palengvinti darbą ir labai rekomenduoju išbandyti, ypač, aišku, atsinaujint ir Photoshop'ą, karts nuo karto visai praverčia, tai duokit žinot, kaip jums sekėsi ir susitiksim kitoj pamokoj. Iki.